Labą dieną, gydytojau. Labą dieną, Gala. Ar pavyko per vasarą pailsėti? Na, žinot, gyvenant kurorte visus metus iš tiesų ilsiesi, bet vasarą kaip tik daugiau būna gal ne tai, kad vargo, bet to užimtumo, nes aš kaip pas buvęs Vilnietis, o dabar patapęs pajūrio gyventojų, tai visą vasarą sulaukiu Vilniečių svečių. Tai kaip čia pasakęs, bet aišku, visą laiką vasarą kitas toks metų periodas, kai visada smagiau, aišku, žinai, tos saulės atsiranda, tai pailsėjau puikiai. Jūs minėjot, kad labai mėgstat spalvas? Mėgstu spalvas, iš tiesų. Ir kas keiščiausia dėl to, kad mėgstu spalvas, tai, kaip sako, ruduo nepatinka, man tai ruduo kaip tik patinka. Man rudenį atsiranda tiek daug spalvų, tai toks gaunasi visai smagus man periodas. Gerai, jeigu apie rudenį prakalbat, kokie jūsų planai rudeniui, ateinančiam metam? Tai tų planų, žinot, čia tų planų Dievas juokiasi, bet iš tiesų tai mano dar atostogos nesibaigia. Aš dar ir rudenį patostogausiu, o šiaip tai kaip visuomet, darbas namai, žinot, nieko žinais kito. Tai labai smagu, kad atsiranda nauja darbo vieta, tai vis kažkaip tai tas paįvairinama yra. O šiaip tai tokie ir planai, kad truputėlį dar papoilsiauti, po to jau skirti pilnai darbą. Gerai, o sakykit, Renaldai, kodėl visą gyvenimą buvęs chirurgų, operavę žmonės, pasirinkote dirbti mūsų estetinės dermatologijos klinikui, be skalpelio? Žinot, čia panašus klausimas, kai užduoda, papasakokite apie plastinę chirurgiją, o ta plastinė chirurgija tai yra vadinama plastinė rekonstrukcinė chirurgija, kuris susideda iš dviejų didelių dalių. Tai iš estetinės chirurgijos ir rekonstrukcinės arba atstatomosios. Tai ta atstatomoji, kai mes kažką tai atkuriame, ar netenka galūnės žmogus dėl traumos, ar dėl apsigimimo, ar dėl kažkokio susirgimo, ar kažkokios kūno dalies, ir mes stengiamės atstatyti. Ir kita dalis plastinės chirurgijos, tai yra estetinė chirurgija, kur, sakykime, žmogus nori tiesiog pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai žmonės dažniausiai, kaip klausia apie plastinę chirurgiją, visi įsivaizduoja, kad tai yra krūtų didinimas, lūpų putlinimas ir tam veido patempimas. Tai čia panašiai kaip tikriausiai žinot, kai pasakai bendrinį kokį nors, ar įsidėjai Veliuksą, tai visi turi omenyje, ar įsidėjai Stoglangį. Taip. Nors, žinot, nebūtinai tai turi būti Veliuksas. Tai toje estetinėje chirurgijoje didelė dalis irgi atitenka būtent ne chirurginiam įvairiom procedūrom, kad, jeigu žmogų išlaikyti, sakykime, jaunesnį arba sulėtinti tą senėjimo procesą, tai yra visos tos anti-aging prieš senėjimą nukreiptos programos, tai ten ta chirurgija sudaro nelabai didelę dalį. Pagrindinę dalį sudaro nechirurginės procedūros. O kai jau nechirurginės procedūros negali nieko padaryti, tada jau kreipiamas į chirurgą. Tai žinot, aš negaliu pasakyti, kad čia man kažkas tai yra tokio radikalaus pakitimo. Nes ir toje visoje estetinėje chirurgijoje visi plastikos chirurgai derina ir nechirurginės procedūras, ir chirurginės. Tai dabar, kaip sakant, amžius bėga, vis tiek jau tos po 9 valandas ar ten po 8 valandas operacijos jau vis tiek yra sunkiau, tai žiūri toks, kad ir mažesnės operacijas, o gal galima kitaip padaryti, gal galima išlaikyti nebūtinai visur. Toks brendimas ateina, kai tu supranti iš to jaunatviško radikalizmo, pereini į tokį daugiau racionalų grožio tą senėjimą ir to grožio valdymą. O sakykit, per pastarosius 10 metų kito grožio standartai? Jie kito ir ne kartą. Iš kur tos mados ateina, labai sunku pasakyti. Aišku, labai daug prisidėjo socialinės medijos.
Tai socialinės medijos, ko gero, labiausiai tie visi influenceriai ir kaip jie ten vadinasi, tai jie daugiausia, ko gero, daro įtakos ir jaunesniems žmonėms. Tai tos mados, iš ten ir ateina. Tai, bet žinot, aš kadangi 40 metų dirbu šitoj srity, tai aš jau tiek tų madų mačiau ir kaip jos užeina, kaip jos praeina, kaip praeina, sakykime, ten 10-15 metų vėl jos sugrįžta. Bet tai tas cikliškumas visur išsilaiko. Tai taip, atsakant jūsų klausimą, ar tikrai kito ir nekarto. Gerai, o tada sakykit, kas jums yra gražus žmogus, kaip jūs, ar visur pastebėt grožį? Ar daugiau trūkumų? Žinokit, atsakysiu labai banaliai. Man labai gražu, kai išorė atitinka vidų. Tai nemoku jums išaiškinti, kas konkrečiai, ten kažkokio protokolo to nėra, bet kai žmogus, sakykime, kaip jo fizinė išvaizda atitinka jo tą vidinį pasaulį, kai jo kalbėjimą, jo mąstyseną, jo galų gale kūno kalbą, tai man tas yra gražu. O kai jaučiu dirbtinumą ir falšą, tai man yra negražu. Tiksliau, aš negaliu pasakyti, ar negražu, man nenatūralu kažkaip, tai man tai nelabai priimtina. Nedėra. Man nedėra. Ar genai ir geri genai turi įtako žmogui šiai dienai? Ne tik šiai dienai, jie turi įtaką visais laikais. Tai... Gal anksčiau ir labiau turėjo įtaką? Aš manau, kad ne, žinokite, visada jie turėjo labai didelę įtaką. Ir aš kai sužinojau, kad jūsų klinika bus ir kuri vadinsis Geri genai, iš karto sakau, treniau, čia yra tai, kad tu visą gyvenimą kalbėjai. Ir pasakysiu vieną dalyką, mes kai kasmet važiuodavome į Monaką, tai yra toks pasaulinis kongresas prieš senėjimą. Jūs nežinau, ar buvote ar nebuvote, ten visada susirenka iš viso pasaulio. Ten gali pamatyti visko ir naujovių, ir visiškų briedų, ten nuo ledinių lempučių kepuriai, kad plaukai augtų, iki pakaitinės hormonų terapijos. Ir tu gali pamatyti, kaip reikia daryti, ir gali daug pamatyti, kaip nereikia daryti. Šiemet rusų buvo mažiau, tai to jau buvo mažiau truputėlį pavyzdžių, kaip nereikia daryti. Bet kas man labiausiai patiko, kad kiekvienais metais išvadose ten skaičiai tik tai truputėlį keisdavosi, bet būdavo, kaip tam senom anekdote, kai moteris 4 dienas tarėsi ir po to nutarė, kad visi vyrai blogi ir nėra kum apsirengti. Tai čia būdavo taip, kad, sakykime, kokie 85%, kaip jūs atrodot, lemia jūsų genai, apie 12% lemia jūsų gyvenimo būdas ir ten keli procentai tik tai visos procedūros ir operacijos. Tai geri genai yra pagrindas, kaip žmogus atrodo. Ir visa ta estetinė medicina, kuri, sakykime, bando truputėlį pristabdyti laiką ir tą senėjimą, tai jinai tik pristabdo. Jinai stengiasi pristabdyti, kad per greit nesemtumėt. Aš kaip sakau, kaip žinot, jeigu kalbant apie operacijas kalbant, tai pačios operacijos yra labai efektingos, jeigu žmogus yra, sakykime, 50, atrodo kaip 70. Tai kai gražini į 50 metį, tai labai viskas liuks, ne? Nes tada viską išorė atitinka jo ir mąstysena. Bet jeigu 50 metų žmogų padarai kaip 30, o tai įmanoma padaryti, tai juokingai atrodo. Nes vis tiek matosi, kad nėra harmonijos. Tai nėra tos harmonijos. Tai tas status quo palaikymas, jisai būtent per visą tą estetinę mediciną, neoperacinę, jis ir daromas. Visos procedūros odos, kažkiek tai pavadžio, kiek mes galime pasiekti, sakykime, ten tokie papildai ir taip toliau, ir egzostomos, ir visokiausi dalykai, jie padeda truputėlį. Ir dabar ten, iš tiesų, tas mokslas labai vystosi į tą senėjimo pristabdymą. Skaitant ir visas kamieninės ląsteles,
Ir nors šiuo metu dar galbūt ir klausimų yra daugiau negu atsakymų, bet aš manau, kad tai bus ateities tikrai mokslas ir pasieksim tikrai nemažų rezultatų. Tai va, genai yra praktiškai viskas. Jau 2 metai gyvenate mūsų krašte prie jūros. Ar klaipėdiečiai labai skiriasi nuo vilniečių savo išvaizdą, skonių? Kokie skirtumai mūsų? Na, aš jau treti metai gyvenu. Aišku, kas skiriasi. Papasakok. Tai man dar nuo jaunystės laikų klaipėdietės buvo pačias gražiausias merginas. Ačiū. Čia dėkokit savo tėvam, kurie gerus genus davė. Tai mąstymas, aišku, skiriasi. Tai Vilnius vis dėlto yra, sostinė, ten žmonių mąstymas truputėlį kitoks yra. Daug aš ten neaiškinsiu ko, bet skiriasi. O nežinau kodėl, bet iš Klaipėdos krašto ir ne tik iš mažosios Lietuvos, bet ir iš Žemaitijos, sakykime, tai žmonės, galbūt šiek tiek sveikesni yra, kiek aš pastebėjau, ir tie veido bruožai, irgi tokie, man gražesni, bet, žinot, tai yra mano nuomonė. Labai sunku pasakyti, kiekvienas savo turi požiūrį. Taip, kad tikrai tas pajūrio kraštas yra nuostabus šiandien. Ačiū. Čia, žinokit, objektyviai yra. Galėtumėt bet ko paklausti. Renaldai, kai aš pas jūs buvau konsultacijai ir išdrįsau paklausti, kokia jūsų grožio paslaptis. Atsimenat, ką atsakėt? Ne. Ne, buvo netoks atsakymas. Geriu džiną. Taip, džintonikas buvo jūsų grožio paslaptis. Taip. Aš susimaščiau. Galvoju, gal čia yra tame logikos, kad nervai ramesni, kažkas, raukšlių tada mažiau susiraukęs. Visos lygos nervų išskyrus ankelės tik tai. Tai va, o kaip iš tikrųjų galvojate? Iš tiesų tai nežinau, ko gero, kad genai, nes mano tėtis iki paskutinių dienų gana jaunai atrodė, aišku, po to jau bet gana jaunai atrodė, tai manyčiau, kad iš tiesų tie genai. Sau nieko nesu pasidaręs ir man to daryti ir kažkaip tai vienu momentu buvo kilusi mintis vieną procedūrą pasidaryti, bet paskambinau savo draugui, paklausiau, ar jisai tai atlieka, jisai sako, žinoma, ateik padarysiu. Tai padėjau telefoną ir galvoju, neįsiu. Vaičiūnai, ko gyvenime trūksta, ko tu nuotykiai ieškai. Tai ir nedariau ir viskas. Tai čia, matot, labai priklauso nuo požiūrio. Aš ir balsuoju už tai, kad nieko nedaryti. Nieko nedaryti. Ir tas gali gal keistai nuskambėti. Aš esu chirurgas, bet aš neskatinu žmonių operuotis, nes kaip ten bebūtų vis tiek tas operacijos, tai žinot, viskas yra okei, bet, yra ir tam tikri pavojai ir yra ten keli procentai, kurie nepriklauso dėja nei nuo paciento, nei nuo pačio chirurgo. Tai tą reikia visą laiką turėti omenyje, bet kai yra kokia nors problema, tai aišku, renkėsi mažesnį blogį. O sutinkate, kad šiandienos žmogus labai lengvai apsisprendžia save keisti, eiti operuotis? Žymiai lengviau negu anksčiau, tikrai. Na, matot, pirmiausia, tai galbūt yra toks mitas išsklaidytas dėl tų visų nejautrų ir, žmonės šiaip taip pasitikė truputėlį mediciną, žinot. Ir nieks dabar eterių jau nemigdo tenais, kad ten 3 dienas vaikštai nieko neprisimindamas. Tai jau dabar tos visos technologijos yra pažengusios ir tiek nejautros, tiek pačių operacijų technologijos, minimaliai invazyvios operacijos, galų gale instrumentariumas kitas yra, viskas greičiau vyksta. Anksčiau tai būdavo ta ypatingai grožio chirurgija. Tai, nors ir dabar dar pasitaiko, kad tu čia tau galvą reikia išsioperuoti. Aš manau, kad kalba tie, kurie norėtų tą padaryti, bet negali sau leisti, nes dėja tai yra nepigus. Prabanga. Tai nepigus dalykas iš tiesų. Čia tas pats, kas sakytum, ko tu čia tos dantis dabar valaisi, žinai, ku čia brūžinit. Viskas gerai, tam suvalgyk, ką nors, nežinau, ir tam kramtomąją gumą, obolį, kramtomą gumą pakramtyk ir viskas. Tai čia panašiai yra. Žmonės tikrai jau mažiau bijo, jauni žmonės tai iš viso, kaip tai tampa kaip kasdienybė.
kas čia, išsioperuoti, reikia eiti, noriu kažką pataisyti, kodėl man nepasitaisius. Ne? Tai aišku, tie dalykai yra iš vienos pusės gerai, kad žmonės nebijo, bet iš kitos pusės truputėlį reikia to švietimo, kad suvoktų, kad tai nėra taip, kad nuėjau, čia nežinau ką, masažą man padarė ir išėjau. Žinau, turi paaiškinti, kad kai išoperuosime, tai rezultatas ten, sakykime... Atgal nebegrįš? Jau atgal sunku grįžti. Ne, tai tada tu kalbėsi su žmogumi, tu jam aiškini, kad jisai suvoktų ar ne, ir kad jis žinotų, kam jisai ryštasi. Ir kad rezultatas tikrai nebus taip, kad aš išoperuosiu, kitą dieną nuimsim tvarščius, kaip filme rodo, ir jūs nueisite jau į Balį ar kažkur išvažiuosite. Ne, taip nebus. Rezultatas, sakykime, po pusmečio, kai kuriuom procedūrom realiai matai tik tai po metų, tai žinot, tas yra gana sunku ir psichologiškai žmogui. Taip norisi greitai, o taip greitai nesigauna. Panašiai, ko gero, yra ir su tom visom estetiniam procedūrom, neoperaciniam. Visom tom redermalizacijom, su visais tais pajauninimais, injekcijom. Injekcijos kartais gali duoti labai rezultatą greitai, kad tu suleidi, bet visumoje, tai jeigu norint pasiekti tą rezultatą, kad, kaip pagal principą mažiau yra daugiau, po truputį, kad labai natūraliai tu tą subrandintum, sakykime, ir tą pačią odą, kad jinai gražiai atrodys. Kai daug ten prileidi iš karto, man asmeniškai yra laiku. O kokia jūsų tokia, kaip pasakyti, mėgstama atlikti procedūrą, kuri turi puikius rezultatus ir klientai patenkinti? Įpilti džino su toniku ir pasiūlyti. Tai čia geriausia, bet... Supratau. bet ten yra. Šiaip tai, ko gero, greičiausiai rezultatus gali pamatyti, tai yra botulino toksino injekcijos. Tai iš tiesų rezultatai po 5-7 parų jau praktiškai matyti. Jeigu nuo padidinto prakaitavimo, kartais po 2 parų jau tas jaučiasi. Tai čia yra tokia greita procedūra. Yra labai labai neblogosios geros procedūros, tai yra tos redermalizacijos procedūros, kuriuose naudojama kraujo plazma, ten ir kiti komponentai, ten gintaro rūgšties preparatai, hialurono rūgšties preparatai, kurie tikrai duoda gerą rezultatą, negirdėjau, kad sakytų, man nieko nebuvo. Taip nebuvo. Bet ten jau reikia pakartoti, po kelis kartus atlikti tą procedūrą ir tada tas rezultatas iš tiesų geras. O tie, kurie nori tokio labai staigaus, tai yra visokie aparatiniai, ten lazeriai, šlifavimai, radiodažniniai aparatai, kurie duoda gana greitą rezultatą, galbūt ne tokį ilgalaikį, bet greitą rezultatą. Na, tai ir žiūri, ko tam žmogui reikia. Pagal tai ir pritaikai, nes čia su kiekvienu žmogum tu kalbėsi individualiai, ar ne? Kažkokio tai vieno standarto nėra. Visi norėtų daryti pagal vieną standartą. Tai čia bus kaip plastikos chirurgijos, kažkur Sibirė ten castingą darė, rinko artistus, sako, čia visi broliai ir seseris, visi panašus, nesako, su mieste tik vienas plastikos chirurgas. Jis pagal vieną standartą kai daro. Tas požiūris į standartizavimą, jisai palengvina gal tau darbą, ta prasme, nereikia nieko galvoti, bet iš tiesų tai kiekvienas žmogus turint omeny, kad tai yra individas ir individualus ir visi mes skiriamės. Tai ir tie poreikiai skirtingi, kaip ir vienų genai yra labai geri, kitų galbūt šiek tiek prastesni, vienam reikia vienos procedūros, kitam kitos. Kaip aš kažkada minėjau, kai su automobiliu, kai tu atvažiuoji į servisą ir jeigu tau jis nuvažiavo 10 000 kilometrų, tai ten yra surašyta, ką reikia padaryti. Stepalus pakeisti ant galvų. Jeigu 20, jeigu 50 000, ten tą reikia padaryti. Tai man tas požiūris netinka. Ir tas standartizavimas, kai tu ateini ir ten sako, jums 40 metų, tai reikia ta. Ir tada man taip truputėlį keistokai atrodo, žmogus ateina ten kokią nors savo problemą, o jam duoda 10. Jam duoda 10. Tada jisai grįžta. Tai jeigu viskas gerai, tai viskas gerai. Ne, tik tai jisai gali pagalvoti grįžęs, kad planavau išleisti 100, išleidau 800.
Tai čia taip. Bet jeigu kas nors ne taip, tai tada prasideda, nei man to reikėjo, kam aš tą dariau. Va, toks, iš tos pusės aš žiūriu. Yra tas va, toks požiūris, aš kaip sakau, yra dvi rūšis tiek plastikos chirurgų, tiek estetikos gydytojų. Vieni yra, kurie patarė jums, ką reikia daryti, o kiti, kurie, na, sakykime, susako, kaip spręsti jūsų problemą. Tai aš esu iš tos antros rūšies. Ne? Tai tie, kurie patarė, tai jie pagal save. Ne, kaip man atrodo gražu, vat, aš sakyčiau, jums reikia, tai protokolą, vat, reikia tą padaryti, vat, kai čia padarysi, čia pasikeičia, reikia daryti. Mano požiūris yra, kad tokiu atveju, kaip sakau, turėjau ofise visada paveikslą, kuris kabėdavo ir paklausdavau, kai manęs paklausė, ką jūs man patarsit padaryti. Nu, jeigu jau labai matai, kad nesusikalbėsit su žmogu, tai iš karto paklausiu tiesiai šviesiai, kiek jūs turit pinigų. Bet žinau, kad tai iš tiesų iš to mes gyvename, ne? Ir tie dalykai yra kainuoja. Tai labai tiesmukiškas klausimas, nu, toks, jau čia kai nori, kad jau nutrauktų tą kalbą. Bet visumoje tai paklausiu, nu gerai, aš jums patarsiu, bet jums patinka šitas paveikslas? Nu, sako, toks įdomus, įdomus. Man tai brėdas, kažkaip padovanojo, nu, aš neturiu kur pakabinau. Arba kai tik sako, nelabai čia šitas, kad čia vienas mano mylimiausių. Ir ką aš to noriu pasakyti, kad... Mūsų skoniai skirtingi. Absoliučiai skirtingi. Jeigu aš padarysiu pagal save, kaip man atrodo, tai nebūtinai jums patiks, ar ten jūsų antrai pusė, ar kažkam tai. Tai aš laikausi to principo, kad jūs man įvardinkite problemą ir kai jūs įvardinsite man problemą, aš pasakysiu jos sprendimo būdus, kaip ją išspręsti tą problemą. Bet vienintelis klausimas, kurį jūs turite atsakyti pati, ar jums to reikia? Tai čia... Geras klausimas. Bet taip yra, nes aš iš tos pusės galvoju, kad truputėlį neetiška patarinėti, nes tai yra piniginis klausimas vėlgi, tai žinot, ten įkalbėti kažką tai. O tų įkalbėjimo metodų tai yra daug ir vis dėlto, kai kreipiasi į tavim pasitikė, aš įsivaizduoju, aš daugiau patariu, jeigu man pasako, kokią turi žmogus problemą. Ir matot, aš kartais matau, kad mano akimis tai problema, bet jeigu žmogui tai nėra problema, tai ko man ten kištis? Kodėl aš turiu kažką daryti? Jeigu aš pasakysiu, kaip jūs galvojate, o jums dar šalia to nereikėtų, čia taip. Tai iš karto užsiveda mechanizmas ir pradeda galvoti, kad tiksliai daktaras sakė, tada jau grįžta namo prie veidrodžio. Nu tikrai, žmogui kalbėti ten. Praranda gyvenimo džiaugsmą. Tokį ir... Pasitikėjimą savim. Pasitikėjimą, jo, tai dažniausiai taip ir būna. Ir kai, jeigu nėra problemos, tai nereiks spręsti. O kiek būna skirtingos problemos, tai aš visada turiu pavyzdį, kai ateina į kabinetą, žinot, kai eina į kabinetą žmogus, na, sakykime, bet čia daugiau apie chirurgiją, čia ne apie tą estetinę tokią mediciną, ne chirurginę. Kai ateina ir tu galvoji, žmogus turi teisę norėti, kad būtų kitaip. Jie eina pro duris ir, sakykime, tokia nosis kaip erelis, tokia kuprelė, kumpa tokia, jie eina, tai matai, jie nosis. Nu ir taip galvoju, kad jau dėl tos nosies. Sako, ne, su nosim viskas gerai, bet man čia prie ausies toks degtuko galvutės dydžio apgamėlis, sako, jis man neduoda gyventi, aš sakau, viskas, tam iš kilnaičių įsitrauksiu gumą, kas rytą galvoju ir pasikarsiu ant to vandens bakelio nuleidimo, žinai, negaliu gyventi. Nu, okei. Išeina, įeina kitas, ne? Liuks nusytė, viskas okei ir per pusę veido vyno dėmė. Nu, toks būna kaip apgamas, ne? Vadinama vyno dėmė. Arba ten koks įgimtas ir tu galvoji, nu jo, įdomu, kaip aš čia padėti ant šlifuoti ar ką. Sako, ne, tas apgamas, tai viskas okei. Bet sako, man nosėje ten tokia 2 mm kuprelė, kuri šiaip tai, kaip žiūriu, tai nieko, bet kai pasižiūriu, tai iš šono, tai matos. Tai suprantat. Na ir vienam žmogui viena yra problema, kitam kita.
Tai vat, pagal tai ir kažkaip tai visą laiką kalbėsi ir tas supratimas žmogaus lūkesčių tai yra labai svarbu. Nes didžioji dauguma visi daro labai gerai. Ja? Tai ir techniškai visi moka ir operuoti, ir procedūras atlikti, ir visą kitą. Visko pasitaiko, aišku, bet dauguma tikrai labai gerai. Bet techniškai atlikta procedūra dar nereiškia, kad žmogus bus patenkintas, jeigu jo lūkesčiai buvo visai kitokie. Ir tu padarai viską taip, kaip turi būti, sakom, bet man negražu. Ką tada darot? Na, man retai tai būna, nes aš paprastai pokalbio metu tu išsiaiškini žmogaus lūkesčius ir jeigu matai, kad tų lūkesčių negalėsi įvykdyti, na, tai net nepradedi. Atsisveikini. Tai plastikos chirurgai, estetikos chirurgai, estetinės ypatingai medicinos, tu gali žmogui pasakyti ne. O jeigu tau ateitų sergantis žmogus, na, rimta liga kažkokia, tu negalėjo atsisakyti jam padėti, ne? Čia aš sakau, ne. Tiesiog, aš jūsų lūkesčių ne. Ir tas juokingiausia, kaip tave pradeda spaust, kad vis tiek tu operuotum. Tai sakau, kad ne. Tai kokia. Arba pats juokingiausias dalykas būna, kai ateina pasikonsultuoti, o operuotis eina pas kitą. Ir man yra tai buvę, kad man paskambino, sako, va, žiūrėk, ten mano draugė ateis pas tave konsultuotis, bet jinai operuosis pas kitą, tu geriau paaiškini, jisai pigiau operuoja. Tai įsivaizduoju, kad aš pagal save aiškinu, o kitas žmogus pagal save operuoja. Bet, žmonės tokie yra, tai žinot. Ir kaip žmonės, sako, visokiausių tų chirurgų reikia ir visokiausių yra ir pacientų. Kaip renkasi pacientai į savo gydytoją, ar tai chirurgą, ar tai grožio specialistą, taip mes irgi pasirenkam truputėlį. Bet su metais viskas išsifiltruoja, vis tiek žino. Žmonės pasikalba tarpusavy. Nėra taip, kad ėjau gatve, pamačiau užrašytą plastikos chirurgas, užeisiu pasišnekėti. Vis tiek žmonės jau pasiklausinėja pas ką, kur draugės, draugai tenais ir viską. Tai žino, kad pas tą ten, taip, pas kitą kitai bus. Tai. Visi žmonės iš lūpų į lūpą žino kiekvieno plastikos chirurgo stipriasias vietas. Tikrai taip. Aš manau, kad... Kokia manot jūsų stiprioji? Aš nieko nemanau, man viskas patinka. Aš galbūt daugiau, taip jau man gyvenime išpuolė, kad aš 18 metų dirbau su veidu. Aš dirbau tokiu universitetiniai Žalgirio ligoninėje, vadovavau veido žandiklių chirurgijos skyriui. Tai man tas veidas kaip ir toks, viskas ten, negalima sakyti viskas, bet beveik viskas tenais yra kaip ir žinoma. Tai čia yra mano toksai dalykas, kuris man labai patinka operuoti. Nors viskas, Lietuvoje ta rinka yra per maža, kad tu specializuotumėsi į vieną kažkokį tai dalyką. Vis tiek ten viską operuoja. Galiu tik pasakyti, kas man nepatinka. Labai įdomu pasakyti. Man labai nepatinka siurbti riebalus. Aš siurbiu jos, bet man nepatinka, nes tai nėra, aš kaip sakau, nekūrybinis procesas. Daugiau mechaninis. Bet labai gerai, kad yra žmonių, kuriems tai patinka daryti, tai aš jiems ir persiunčiu tos pacientus. Iš tiesų, jie ir turi žymiai daugiau ir patirties už mane, ir gal jie kitaip galvoja, ir jie tikrai puikiai ten savo tą reikalą išmano ir padaro. Tai man iš karto palengvėjo, nėra taip, kad viską turėtum pats daryti. Yra tam tikri momentai, kai neišvengiamai tu turi pasiurbti riebalus, ten atliekant operaciją ir yra kažkokie tai momentai, bet yra tos riebalų siurbimo operacijos 360, kur vadinasi, kur ten visą aplinkui ją vartai ten tą pacientą siurbi, tai man tas kažkaip tai nepatinka. Man per mažai kūrybos tenais. Nors ten yra net, ko gero, kad yra kūrybos, bet man kitaip patinka. Man ten tas braukimas su kaniulė per nuobodu, sakykime. O šiaip tai viskas operuoja. Nosies operacijos yra labai įdomios, jos iš tiesų kūrybingos. Nelabai mėgsta kai kurie gydytojai nosies operacijų daryti, nes
jos yra pakankamai sudėtingos visos. Rezultatai yra šiek tiek sunkiau nuspėjami negu kitose operacijose, nes paklaida tenais yra iki 1,5 milimetro. Žinot, iš to, kas išeina, kad jeigu O teisybė, kad tai yra labiausiai keičianti dalis veidą visą žmogaus. Yra, na taip, Pakeitus. nosį, kai perdarai, ypatingai, suprantat vėl, jeigu ten kažkokius milimetriniai dalykai, tai nelabai matosi, bet yra tokių, ypatingai po traumų, kai būna nuvažiavus, tai labai pakeičia veidą. Ir sakau, jeigu ateina su kumpa nosim, ją išlygini ir susiaurini, labai keičia žmogų, gali ir pasą to net pažinti. Veido operacijos irgi yra priklausomai, kaip tu darai tas operacijas, nes yra daug technikų, kaip atlikti, o dabar po daugelių metų vėl grįžta madon truputėlį ten viena tokia gana agresyvi veido patempimų technika. Aš tai tikrai jos nedarau ir nedarysiu, nes nematau reikalo. Tai, kaip visą laiką mes kalbame su kolegom, kam daryti taip sudėtingai, ten iš tiesų galima žmogų pakeisti veido bruožus. Tai jeigu mes dalyvautume kokioj valstybiniai, sakykime, liudininkų apsaugoj programoje ir reikėtų pakeisti veido bruožus, tai tada taip. Bet jeigu tu nori, kad žmogus atjaunėtų, tai nereikia tokios sudėtingos daryti. Yra kitos labai efektyvios operacijos, ne tokios ilgos, ne 6-7 valandas, o 3 valandas, bet tai vis tiek pakankamai ilga operacija. Ir galima pasiekti puikių rezultatų. O turite pasaulyje pavyzdžių tokių sėkmingų atliktų operacijų, kur jums pavyzdys? Tai žinokit, aš pasaulyje nelabai žinau. Žinot, išeinant iš tos teorijos, kad viskas yra gražu, kai tu nematai, kad padaryta, tai aš ir nežinau, ar tam padaryta ar ne. Gražiai atrodo, tikrai taip. Bet jeigu jau tu matai, kad padaryta, tai tada, nežinau, kažkas. Bet, sakau, suprantat, gal tai yra kiekvieno žmogaus požiūris. Kiti kaip tik sako, kam man darytis, jeigu niekas nematys. Tai jau kaip padarai, tai jau padarai. To, žinai. Bet jeigu tam žmogui gerai, tai ir puiku. Tik tai aš taip nedarau. Tai ir viskas. Labai paprasta. Aš jau nekalbu apie operacijas, bet apie tas visas grožio procedūras. Tai tikrai manau, kad visi daro. Ypatingai ten kino industrijos žmonės. Ir dabar, žinot, kai atsiranda tie nauji produktai, dabar ir rūgščių, ir gintaro rūgštys, ir hialuronas, ir įvairios koncentracijos, ir egzosomus, praturtinta trombocitais plazma. Visos tos procedūros, jos, tikrai padeda išlaikyti tą tokį status quo, kaip yra. Ir grįžtant prie to, ką sakiau, kad jeigu jūs palaikote žmogaus, kaip jis dabar yra, tai nelabai matosi, bet tai yra natūralu kažkaip, tai kas natūralu, man pakankamai gražu. Gal kažkam tai yra kitas grožio supratimas, jokių problemų. Bet kalbant apie tos visokius produktus, tai iš tiesų dabar jau jų yra tikrai daug galybė. Sakykime, ten botulino toksino, tai yra keletas gamintojų, hialurono rūgšties preparatų yra tikrai labai daug gamintojų. Ir reikia rinktis tiesiog, nes yra labai pigių. Visokiausių, neaišku, kur pagaminti ir kas atsitiktų, tai nežinotum kaip. Yra rimtų kompanijų, tai iš to ir renkiesi. Bet tas yra labai svarbu, žinokite, nes produkto kokybė yra labai svarbu. Dar viena bėda visuomeniai, mūsų, nežinau, gal ir kitur, kad per daug lengvai žmonės sutinka į savo veidą, kūną suleisti kažką. Taip, tai mes kaip kalbėjot, kaip su tom madom yra. Taip, kažką, žinai, ką tau suleido, kažką. Aš taip galvoju, palauk, kad tau neįdomu, ką tau leido. Kažkas suleido, ką žinau.
Dar jeigu ne pas specialistą. Tai yra banalu, bet tai vis tiek viskas remiasi kainą. Tai, žinot, ir taip ir gaunasi po to, kai kalba žmonės bent tokiam bendratim, va, čia kaip. O prisileido į lūpas, tai kad į lūpas prisileido ten tų botulino, žinai. Iš kur tu supranti, kad žmogus tikrai neskiria Budapešto nuo Bukarešto, žinai. Nes, žinai, botulino toksinas ne taip veikia kaip hialuronas. Kur hialuronas yra užpildas, o botulino toksinas yra paralyžiuojantis. Bet tom bendratim žmonės linkia kalbėti. Tai jie suleido ir suleido. Oi, kam tu leidaisi taip brangiai, kai yra žymiai pigiau ir labai gerai. Jeigu suleido ir viskas gerai, yra gerai. Bet jeigu yra blogai, tada jau yra blogai iš tiesų. Tada jau pasiekmes būna. Žinot, tos pasiekmes būna 180 laipsnių, kai apsisuka viskas. Nes psichologiškai, jeigu turi kažkokį defektą ir tau, atstato tą defektą, bet ne iki galo. Psichologiškai žmogus kažko neturėjo, jam padarė, nelabai ten natūraliai gražiai gavosi iki galo, kaip jis norėtų, bet vis tiek džiaugiasi, kad jis turi tą. Bet jeigu ateina gražus žmogus, kuris nori būti dar gražesnis, ir tu jam sugadini, kai jisai, tai tada ten katastrofa gaunasi. Sakau, tai ką, taip gerai turėjau, pasidarė blogiau. Taip. Gaila. Labai tokiais atvejais gaila. Tikrai niekas nedaro specialiai, kad tai būtų, bet kurie dalykai yra tokie. Tai užtat visi tie dalykai, kuriuos atlieka plastikos chirurgai ar ten grožio specialistai, tai jie dažniausiai būna laikini, žmonės pyksta, tai tokius pinigus moku ir tik laikinai. Bet viskas, kas yra nelaikina, tai visi bijo, nes jeigu kas nors ne taip, tai bus problema visam laikui. Bet kita vertus, žmogus nėra amžinas. Ne? Ir aš nežinau, ar jūs pamenate, bet vienu momentu buvo tokia užėjusi kažkokia tai mada, kuri, aišku, daugiausiai atėjo apie Rusiją, tai aukso siūlai tokie tenai. Tai girdėta. Verdavo tenai. Tai yra amžinas dalykas. Iš tiesų tas auksas yra amžinas, kai suveria. Bet kai žmogus pradeda senti ir kai vystosi audinių atrofija, tu nori to ar nenori, jinai vystosi, tai ta visa armatūra pradėdavo ryškėti. Ką tada daryti? Ir tada jau visi suprato, kad ne, ir tų aukso siūlų kaip ir nebeliko. Tai dabar yra siūlai, bet jie tirpsta po tam tikro laiko tenais, bet tai yra vėlgi laikina. Tai tas laikinumas iš dalies yra geras dalykas. Tai viskas čia laikina. Ir mes. Ir mes laikini, tikrai. Tai tiek, kiek mums duota, kiek tos saldainių dėžutės suvalgyti, tai reikia valgyti labai skaniai tos saldainius. Čia perskaičiau tą teoriją kažkada. Kartais jie būna rūgštus. Ja, bet kaip jūs žinot, kai gauni tą saldainių dėžę pilną, tai valgai, po to jau kai lieka jų labai nedaug, tada jau taip mėgaujas. Tai reikia mėgautis to gyvenimu. Kuo anksčiau pradėsi mėgautis, tuo bus geriau, tuo geriau atrodysi, tuo mažiau nervų saugadinsi. Ir laimingesnis būsi. Ačiū, Renaldai. Labai malonu buvo su jumis pakalbėti. Man taip pat.